Priešiniai ir vienašaliai kampai, lygiagrečių tiesių požymiai. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Nubrėžkime dvi lygiagrečias tiesės BC ir jas kertančią tiesę kirstinę D. Kampas pirmas ir kampas trečias yra priešiniai kampai, nes jie yra skirtingose kirstinės pusėse ir yra vienas kitam priešingi. Kampas antras ir kampas ketvirtas taip pat yra priešiniai kampai, nes yra skirtingose kirstinės pusėse ir yra vienas kitam priešingi. Priešiniai kampai yra lygūs. Kampas pirmas ir kampas ketvirtas yra vienašaliai, nes yra toje pačioje kirstinės pusėje. Kampas antras ir kampas trečias taip pat yra vienašaliai, nes yra toje pačioje kirstinės pusėje. Vienašalių kampų suma lygi 180 laipsnių. Dvi tiesės yra lygiagrečios, jei jų priešiniai kampai yra lygūs. Dvi tiesės yra lygiagrečios, jei jų vienašalių kampų suma yra lygi 180 laipsnių. Ko mokys? Priešiniai ir vienašaliai kampai, dviejų tiesių lygiagretumo požymiai. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Kaip gaunami priešiniai ir vienašaliai kampai? Kam lygi vienašalių kampų suma? Kada dvi tiesės vadinamos lygiagrečiomis? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.